vakar gal kokią pirmą nakties atvykom į savo naująjį butuką. Tai jau nieko nefilmavom, aišku, iš karto miegot. O šiandien jau po pusryčių. Su batais ant kilimo neliek. Atsiprašau. Ir ruošiamės jau išeit, pasivaikščiot. Bet koks fainas butukas, man tokie žiauriai patinka. Toks nedidelis, labai jaukus. Miela Indrutė stovi, mielekas mano. Jūgė butas. Jūgė. Jūgė. Va čia viskas taip fainiai. Na, aišku, čia biški gal mūsų čemodanų iš mano laidų matosi. Bet labai fainiai čia viskas. Ir bežionės laukia klykauja. Vat ir nesupratom. Atrodo, kaip kokia meleta ten spygautų. Bet Merlinas niekaip nepagavo, tai sakom, gal bežionė iš tikrųjų. Panašiai skamba. Ten taip, jinai. Bet gal ten labiau paukštė, nu nežinau. Aišku, nebus čia bežionė. Nu gal nelegaliai laiko bute. Gal ne. Tai va, gerai, eit pažindintis į Kopenhagą dabar. Vaikštom po Kopenhagą, praėjom tą Nyhavn, ar kaip ten vadinasi, naujojo uosto gatvę, kur ten spalvoti namukai. Ir užtaikėm, aš nežinau, ar čia kažkokio renginio, baisiai daug žmonių, dar orkestras praėjo karinis. Tai jo, matomai kažkokia gal biški šventė vyksta. Ir dabar keliaujam pasižiūrėti, kur ten ta undinėlė garsioji. Jau visai priėjom prie undinėlės arti. Tai vaizdas toks, kad ten prie jos arba atvežė kelius autobusus kiniečių ir išleido visus vienu metu. Arba jau čia tiesiog pats įžymiausias Danijos lankytinas objektas, kur visi iš visų pusių ir traukia prie jo. Nes belenkaip žmonių daug. Apskritai šiek tiek jau daugo, man per daug jau žmonių. Kažkaip sunku vaikščioti, viskas stebėt, žiūri, kad nesusitrenktum su kuo nors. Jo, net vargina jau. Tai šita skulptūra pastatyta yra 1913 metais, tiksliau atidengta 1913 metais. Ir ją užsakė Carlsberg alaus daryklos įkūrėjo sūnus, įkvėptas spektaklio apie undinėlę. Ir kai jis ją užsakė, tai norėjo, kad šita undinėlė būtų pagaminta pagal tuo metu garsios balerinos
figūrą, Ellen Price. Ir ji atsisakė šito, ji nenorėjo, nes nenorėjo nuoga pozuoti. Tai kūrėjas sugalvojo tik tais veidą jos panaudot, o jau paskui figūrą jau ten, gal jau ten kitos moters. Tai vat. Ir šiaip kažkodėl šita skulptūra yra labai mėgiama vandalų, tiksliau gal nemėgiama vandalų, kad buvo nupjauta jai galva ir pavogta, paskui kažkaip grąžinta, buvo ranka nupjauta ir paskui dar sprogdinta. Tai žodžiu, kažkodėl bando ją niokot labai. Bet ir nupjaugi, ne popierinė atrodo. Tai jo, tai žinai, bet aš dar ir atsimenu kažkaip per žinias iš seniai, kad buvo tokie įvykiai, praneždavo ir pas mus. Vaikštam čia parkeliu, praėjo 2 kariai su M16. Tai vat įdomiai čia kažkaip. Iš tikrųjų gal kokia karinė čia šventė pas juos vyksta. Nesidomėjom. Reikia pasidomėti gal netgi. Nes šiaipgi tai jau nevaikščiotų, nėra ko. Ai, taigi vakar dar kai lėktuvą leidomės fejerverkai matėm. Tai kažkokia šventė matomai yra. Gal. Pirmą kartą iš lėktuvo fejerverkus mačiau, gražiai atrodo. Tai vat, o buvom Fareruose, buvo didelis vėjas, galvojom, išskriesim iš ten ir jau pasibaigs vėjas. Bet čionais Kopenhagoje, irgi belen koks stiprus. Ir toks nei karšta, nei šalta, užsimeti džempą, karšta pasidaro, nusimeti šalta pasidaro. Truputį šilčiau, bet vėjas irgi yra. Nelabai malonu čia irgi vaikščioti. Gal mes atvirių dar vaikštum čia ant kalnelio? Nu gal, bet tai vis tiek toks vėjas. Grįžom iš pasivaikščiojimo po Kopenhagą, tai suminėm gal kokius, pagal mano laikrodį 13 su biškį kilometrų, pagal mane 15 kilometrų. Jo, tai čia matyt dar Garminas, kai skaičiuoja, tai gal ir žingsnio dydį kažkaip skaičiuoja, nežinau, tai gal netiksliai pas mus ten jisai įvestas. Kad... Man palanku. Jo, Indrutė mažesnė, mina daug žingsniukų ir daugiau primena. Tai žodžiu, biški vėl toks prekių reviewsas. Aš, buvo mažėjęs suvenyrų parduotuvė ir aš vėl neatlaikiau, silpnumo akimirką pasidaviau ir nusipirkau vieną fainą dalyką, žiebtuvėlį mažą. Toks fainas pasirodė, nežinau, toks mažas. Man patinka maži faini dalykai. Dėl to ir mane išsirinkai, tau patinka mėly maži dalykai. Jo, tai aš turiu ir pocus, tai vis mėgstu taip tarp pirštų sukt. Tai dabar šitą turiu tokį mažą fainą. Aš vakarė sėdžiu tyliai ir girdžiu šnarą su ausinėm. Šnarėsi dabar su žiebtuvėliu. Esmė, kad man žiebtuvėlio tai nereikia, aš nerūkau. Ir nežinau, kur aš jį naudosiu, bet jis toks mažas, fainas, kad aš jį noriu turėti, man taip vis tinka, patinka ir... Rodė, piešinėlę rodė, gražus. Iš arčiau gal reikia rodyti. Dar iš arčiau. O, jo. Su dviračiu. Labai fainas. Gal rūkyti reikės pradėti dėl to? Ne, nerūkysiu, juokauju. O Indrutė mėgsta nešiotis tiktakus. Arba... Bet šitą irgi man išrinkai. Tai išrinkau ir pasiūliau. Nemačiau. Jo, tai arba tiktakus, arba Best Fisherman Friend, tas pastilės. Tai įsiūliau nusipirkti va tokį dėžutę.
Nu, kaip įsiūlė, aš nemačiau, bet irgi galbūt patikiu. Nes Lietuvoje, kur ten tik takai, dėžutė, bet nelabai fainė, tas Best Fisherman Friend, tai ten iš vis tokiam popieriniam, o čia va tokiam susideda metaliniam, patogu nešiot, ilgalaikis dalykas. Čia dar taip atsidaro šitas, kad išsijimt patogiai gražiai. Tai atsidarys ir netyčia neišpilsi, taip kaip būna ir išbarstai. Tai man tai taip nebūna, kuprinė išbyra. Man būtų. Tai va, tai čia nuo šito apsaugota labai fainai. Tai va čia užrašas labiausia patinka. Hughe. Ką reiškia? Neturi vienos reikšmės, bet jie mini iš tų žodžių, kas miela, faina, jauku, kažką tokio. Tai va, ir paskui dar žiūrėjom į... Tai va, dar mūsų į kolekciją, neįdomu. Nesimato. Svarbu sandinėlė. Jo, ir po to dar užėjom į kepyklėlę. Buką ir nusipirkom skanumynų paragaut. Čia sunkiai atsidaro, čia užkliuoti. Jo, mačiau klijavo. Jie mėgsta bandelės visokias, labiau nei mes tikriausiai. Cinamoninės. Bet pas mus ir cinamono gal nebus. Tai va, nusipirkom va tokių va. Toj. Ten daug visokių su kremu, bet... Pabandėm 3. Šitas. Būtų patogiai, labai sunku nešgalta su kremu. Jo, tai paskanausim šiandieną. Ir va šitaip, pirmą dieną tokia. O rytoj, tai net nežinau, ką dabar veiksim. Dar papasako, kaip patiko maistas. Kur valgėm šiandien. Ai, jo, kur valgėm, tai visai toks, šitą restoraną rekomendavo šito buto, kur gyvenom šeimininkė. Ten rekomendacijų visokių prirašė, tai rytoj irgi eisim jos kelias rekomenduotas vietas, čia visai šalia. O ten tai visai skaniai šiaip, kas man ypač patiko, kad pristatymas labai greitas. Ten tik užsisakai, 5 minutės maks ir atneša. Bet šaltas, nereikėjo kepti šildyti kažko ir greit gal ir išėjo. Bet ir alaus, tarkim, Lietuvoje užsisakai, tai kartais ten reikia lukti. Greit. O čia tik nueina ir iš karto atneša. Tai va šitas labai patiko, kad tas laukimo laikas minimalus. Tai va ir šiaip, patys danai man tokie atrodo labai triukšmingi žmonės, kiek ten šalia sėdėjo, tai labai reikia. Bet gal ten vyrai tiesiog atėjo draugų kompanijai atsigerti alaus, tai matomai ir mes būtumėm gal tokie triukšmingi. Ta prasme Lietuva irgi, tai tas dar prisidėjo. Gal, bet jo, tokie labai. Tai man tai toks savotiškas maistas labai buvo. Nelabai kažką man, ko mėgstu buvo. Tai vištienos su majonezu užsisakiau ir ten labai buvo daug majonezo. Man jau per sunkus maistas gal buvo. Nebuvo neskanu, bet taip apsunku. Mums, kur rekomendavo, tai rytoj ten visokių ir košių, šitų tokių kavinių, restoranų. Tai... Aš jau noriu normalaus maisto, vien kažkokie padažai jau atrodo, jau per daug. Tai va rytoj bus proga išbandyti kitus dalykus, tai jo. O ir šitas, kur rekomendavo, tai sako toks tradicinis daniškas restoranas. Tai va tokių tradicinių prirekomendavo, tai rytoj išbandysim kitus. O dabar saldumynų įvertinimas. Pjauk. Traška. Aš gal pusę per pusę? Ai, ne, tai po visą gal. Vis tiek čia pusę. Man tai patogiau bus. Na gerai, galim ir taip. Tai jiem? Pusę. Taip. Bum. Tikiuosi ne kiaušinio čia. Ne žalis kiaušinio. Panašu, kad iš kiaušinio. Bet skanus. Ir ne per saldus. Skaniai. Bandelė, ten su kremas gal būtų buvo įdomiau. Taip skaniai atrodo tas kremas. Bet prasineš biškai buvo sunkiau. Nežinau, man visai normaliai. Faina, kad ne per saldu.
Su kremu galbūt per saldu. Čia taip ramini save? Ne, normaliai, ne. Čia buvo su kardamonu, mačiau. Nu, buvo, yra. Keistai atrodo. O tas net susitrenkiam. Susitrenkim. Šiek tiek saldesnė. Bet nežymiai taip. Tokia drėgnesnė. Man šitą gal skaniau, tokia neįprastesnė. Bet vad irgi fainai, kad ne per saldi. Neužsaldinta labai, tokia saldumo turi, bet lengvai taip. Nu, šitą man tai jau stipriai saldi. Nu, jau nemažai. Nu, labiau nei šita, bet sakau, tokia nepersaldinta. Ir trečias. Man atrodo, akivaizdu, kad šitose namuose vyro nėra. Vėlybos pjauna. Tai gal pagalas tą progą. Iš ko galima spręsti, kad vyro nėra. Iš peilių. Matomai ir ji labai buvo keista dar, kad jos čia asmeninis butas, tai taip ir nesupratom, ar keliauja kažkur tuo metu. Nes sako, ten, nu, taip, mano asmeninis butas, bla bla bla, bet taip pat dar daiktų biški yra kažkokių ir... Net ne biški, man atrodo, čia viskas normaliai. Spinta užklijuota šitą lipnę juostą, kad nieks nelystų. Nu, va, čia tai jau saldumo bomba, bet... Ir jo šaldytuvė padažų, sako, patrauksiu šiek tiek, kad atlaisvinti vietos. Jaučiau saldu. Užsiklijuos. Akis. Čia kaip su rududu. Šitą optimaliausia pagal saldumą. Bet jos buvo daugiausia likę. Tai galvoju, gal ji neskaniausia, nes neišpirkta. Nu jo, man jau čia biškai per daug saldumo. Keistam. Kai mes kaip flegmas kalbam. Ne, viskas gerai. Tai va, gerai, tai paragavom, įvertinom šitą saldžiausią, šitą vidurkis, šitą mažiausiai. Tai nelabai matosi, ką rodai. Matosi, tai va, ir viskas, dar pabaigsim šitas per šiandien ryt. Bet rytoj tada dar kažką. Ne dabar. Ne dabar. Rytoj tada išbandysim naujų dalykų, naujų skonių daniškų. Tai va, gerai, iki rytojus.